Dažniausiai visi pristatymai turi tokią dalį, kaip šioks toks žvilgsnis atgal. Tai kaipgi mums sekėsi iš vienos pusės ir misiją įgyvendinti, iš kitos pusės ir uždavinį rinkti biudžeto pajamas. Tai praėjusių metų biudžeto pajamų surinkimo planas buvo viršintas, sakyčiau, gana stipriai. Kaip matote, tai yra beveik 1,8 milijardo eurų. Na ir atkreiptinas dėmesys turbūt tradiciškai pridėtinės vertės mokesčio administravimas būna toks kaip ir iššūkis kiekvienais metais, tačiau būtent ir šio mokesčio buvo surinkta gana ženkliai daugiau. Tas perviršis, kaip matote, daugiau kaip 0,5 milijardo, jisai nusileidžia perviršiui tik tai gyventojų pajamų mokesčio. Na, atitinkamai, jeigu žiūrėti santykiniais dydžiais, tai vėlgi didžiausias perviršis ne 12% buvo gyventojų pajamų mokesčio ir atitinkamai apie 10% to paties pridėtinės vertės mokesčio. Reikia pasakyti, kad indėlis į šitą tokią gausią skrynę pinigų yra skirtingas, skirtingų mokesčių mokėtojų grupių. Ir kaip matom, didieji mokesčių mokėtojai, kurių yra šiek tiek daugiau negu 700 pagal mūsų priskirimą, na ir vidutiniai mokesčių mokėtojai yra, kurių mes turim apie iki 5000, vadinkim taip, safalinus, sumoka absoliučiai didžiąją mokesčių dalį, tai yra net 70%, žiūriu, kad šito mano spinduliuko nelabai matosi tokiam šviesiam ekrane, kažkaip be to teks įsiverst. Na ir struktūriniai pokyčiai iš tiesų tose mokėjimo struktūrose labai neženklus, kaip matote, yra tarp skirtingų metų. Tai yra truputį sumažėjo 1 procentinių punktų didžiųjų mokesčių mokėtojų dalis, na, truputį paaugo vidutinių mokesčių mokėtojų dalis. Na, kai kalbam apie rezultatus, labai dažnai man tenka atsakinėti tą klausimą, nu tai jau kokia Lietuvoje šešėlinė ekonomika, kokios tendencijos ir panašiai. Na, dėja, tenka pasakyti, kad tokio labai autoritetingo ir vieningo vertinimo, ką ten pavyko ištraukti iš to šešėlio, nu, kaip ir nėra. Laisvosios rinkos institutas anksčiau darydavo apklausų būdų vertinimus. Na, yra oficialus šaltinis, tai yra neoficialiai apskaitytos ekonomikos vertinimas, kurį atlieka Lietuvos duomenų agentūra, buvęs statistikos departamentas. Pagal jo vertinimus šešėlinis Lietuvoje yra kažkur taip apie 12-13%. Dažniausiai turbūt viešoje erdvėje tenka girdėti apie kitą rodiklį, tai yra vadinama PVM atotrūkį, tai yra ta nesurinktą pridėtinės vertės mokesčio potencialą. Tas potencialas yra skaičiuojamas nuo suvartojimo. Tai yra imamas visas suvartojimas, kurį vėlgi duomenų agentūra nustato, ir tuomet sugretinama su surinktom PVM pajamom. Ir aišku, ta metodika sudėtinga iš principo yra. Patį vertinimą daro Europos komisijos samdytas rangovas ir pagal vieną metodiką, visgi tai turbūt yra svarbiausia, tie duomenys yra apskaičiuojami visom šalim. Tai PVM rodiklis, bet panašus pastarasis rodiklis į mano minėtą skaičių, kurį agentūra skaičiuoja kaip šešėlinės ekonomikos, vadinkim, lygmuo. Tai už 21 metus yra paskutinis oficialus skaičius ir jis rodo, kad atotrūkis tas vadinamas yra 14,5%, bet pats skaičiavimo atsiradimas, priežastis, dėl ko Europos komisija savo laiku tai inicijavo, yra ne skaičiukų vertinimas. Yra visada akcentuojama tendencija. Tai bet ir aš noriu akcentuoti tą tendenciją, čia turbūt dar reikėtų toliau už ekrano ir jinai prasitęstų. Tai mes turim tikrai tvarę tendenciją PVM atotrūkio mažėjimo. Ir va tas pastarasis sumažėjimas tarp 20-21 metų, kaip matot, nuo 18,7, 19 iki 14,5 punkto, iš principo yra didžiausias sumažėjimas per visą, kaip tokiais atvejais sako, stebėjimų istoriją.
Kažkada tas atotrukis buvo virš 30%, tai reiškia, kad mes jau dabar turim didesnį kaip dvigubai sumažėjimą. Na, galiu dar pasakyti, kad tas 14,5% tai yra apie 800 milijonų. Taip daug. Be jokios abejonės, tikslas mažinti atotrukį yra ir toliau vienas iš, ne tai, kad vienas, tai yra prioritetinis mūsų tikslas. Prognozės mūsų pačių, juodus skaičiukus jūs matot, yra mūsų skaičiavimai ir mūsų prognozė, ta mažėjimo tendencija turėtų išlikti. Na, tiesą sakant, reikia pasakyti, kad visgi tas rodiklis, nors mes džiaugiamės to sumažėjimu, jis dar gerokai yra aukštesnis negu kai kurių kitų ES šalių. Mažiausi rodikliai yra šalių, kurie nesiekia net 1% punkto. Na, o didžiausias išlieka va toks, kaip mūsų kažkada, tai Rumunijoje 36% punktai. Kalbant apie praėjusius metus, mes tikrai nepraleidžiam galimybės atkreipti jūsų dėmesį vieną iš naujovių, tai yra kliento profilis. Kas yra kliento profilis? Kliento profilis tai yra, kaip mokesčių inspekcija mato savo rizikas, įžiūri jo veikloje. Laikymosi aspektas be abejo atspindėtas. Profilis realizuotas tokiu būdu, kad apie 20, vadinkim taip, kriterijų vertinimo atspindėti šviesoforo principu, tai yra žalia, geltona, raudona spalvos. Na ir vat šiai dienai pagal tą apibendrinus viso klientų profilio rezultatus galima sakyti, kad apie 33% klientų turi tik žalius vertinimo kriterijus, tai reiškia, kad jie laiku teikia deklaracijas, laiku moka mokesčius, nėra kitų profilėje įvardijamų rizikų. Apie ketvirtį visų klientų turi geltonus rodiklius, na ir likusi dalis tai yra klientai su raudonais rodikliais, tai yra 26% po vieną raudoną rodiklį ir 12%, kaip mato, daugiau negu vienas rodiklis. Kam tai reikia? Tai labai koreliuoja su tuo, ką aš šiandien šnekėsiu. Tai yra, kad mūsų kursas jau gana ilgas laikas yra į tą pusę, kad patys mūsų klientai matytų tam tikras įžvalgas, patys mūsų klientai turėtų galimybę jas apmastyti, įvertinti ir daryti kažką kitaip, na, vėlgi, padidinti tą pačią mokestinę drausmę. Kitaip sakant, tai yra priemonė, kurią mes daliname savo matymu, tikėdamėsi atitinkamo grįžtamojo ryšio. Na, kodėl aš sakau, kad mes niekada nepraleidžiam progos bet kuriai auditorijai atkreipdėmėsi kliento profilį, todėl kad matot visgi dar tik 6% juridinių asmenų, kuriems profilis buvo suformuotas, aktyviai domisi tuo, kas tame profilyje yra. Tai tikrai norėčiau paraginti visus dažniau ten apsilankyti. Na, o kryptis yra tokia, kad kriterijų profilyje bus daugiau, jie bus sudėtingesni, pradėjom nuo paprastesnių. Na, naujausias realizuotas kriterijus rodo iš mūsų pusės įžvelgiamą riziką. Tais atvejais, jeigu darbo užmokestis įmonėje ženkliai skiriasi nuo regiono ir atitinkamo verslo. Tai mes vertinam kaip riziką, kad įmonėje galimai mokamas darbo užmokestis neapskaitytas. Ateityje 2 kriterijai, kaip sakoma, darbotvarkėje, tai yra dar parodo atitinkamai koreliuoja su šituo kriterijum, tai yra kokią dalį sudaro tai, kurie dirba nepilną darbo dieną, na, turint galvoje riziką apie neapskaitytą darbą, neapskaitytą darbo laiką. Na ir įmonės, kurios ne vienerius pabrėžė metus, o keletą metų iš eilės deklaruoja nuostolingą veiklą. Na, kalbant apie kriterijus, iš tiesų norėčiau pasakyti, nors aš įvardėjau tokias labai drastiškas rizikas, kaip neapskaitytas darbas, nelegalus darbas ir taip toliau. Na, tai nėra taip, kad jeigu jau įmonė atitinka tą kriterijų, tai mes laikome, kad ta įmonė jau tikrai daro tą pažeidimą. Be abejonės, kai išeiname į kažkokius kontaktus, poveikio priemonių taikymą, vertinimas būna gilesnis, yra įvertinima verslo specifika ir panašiai.
Na, norim tikrai dar pasigirti vieną tokią savo veiklos rytis, nu, veiklos rytimi ją jau nebepavadinsi, tai turbūt daugiau atjauta mums labai artimai šaliai, kuri patiria žiaurę agresiją, tai padedam kaip galim, dažnai turim iniciatyvas renkant kažkokius daiktus, renkant iš darbuotojų pusės turiu galvoje ir piniginės aukas, na, bet be kita ko, tokią dar vieną galimybę radome, kaip padėti mūsų artimai šaliai, tai yra VMI be kita ko vykdo realizavimo funkciją konfiskuoto turto. Na ir kaip matote, apie 300 automobilių mes perdavėm Ukrainai, Ukrainos valstybės institucijom, Ukrainos kariškiam ir tie automobiliai padeda jiems priešintis minėtai agresijai. Na, pereinam į tą mano tokią daugiau kaip ir kuruojamą sritį, tai yra priežiūros mokestinių prievolių laikymosi. Man šitas žodis tikrai daug daugiau patinka už žodį kontrolė, todėl kad savo esme tai, ką mes darome pastaraisiais metais, yra daug daugiau priežiūra, pagalba, atkreipimas dėmesio, kalbėjimasis, bendrų sprendimų redimas, negu kontrolė, kaip anksčiau kažkada jinai būdavo suprantama. Na, jeigu kalbėti apie rezultatus, praėjusiu metu jie gali toje pasirodyti gana reikšmingi, ta prasme ir dideli laiko eilutė, jeigu žiūrint, bet akcentas visas yra tai, kad iš 164 milijonų beveik eurų, kurie biudžetą pasiekė po vienokio ir kitokio mūsų įsikišimo ir veiksmų, va tos apatinės dvi skiltelės, kurios sudaro 110 milijonų, yra iš esmės būtent nesusiję su ta kontrolė senoviniam supratime. Tos sumos buvo pačių mokesčių mokėtojų deklaruotos tuomet, kai mes tiesiog atskleidėm, parodėme, informavome apie mūsų nustatytus neatitikimus. Manau, kad tikrai esat girdėję apie išmanę mokesčių administravimo sistemą, kurią kuriam eilę metų. Viena iš jos dalių yra posistemė, kuri apdoroja, kryžmina, lygina ir panašiai iš vairių šaltinių gautus duomenis. Tai va tie 110 milijonų, kaip sakiau, yra įvairiausių duomenų neatitikimai, apie kuriuos mes informavom mokesčių mokėtoją ir patikslinus deklaracijas nebuvo jokių sankcijų, baudų skiriamų ir panašiai. Ta bendra tendencija turbūt akivaizdžiai demonstruoja, nu kažkiek matosi tas taškiukas žalias, tendencijos pačių veiksmų, kokių mes priežiūros veiksmų imamės klientų atžvilgiu. Tai kaip matot, nuolat auga stulpelis žalias, tai yra vadinamieji stebėsenos veiksmai, kuomet yra informuojama apie įvairiausius neatitikimus. Na, ir tai sudaro praėjusiais metais 21 daugiau tūkstantis veiksmų, kai tuo tarpu kontrolės veiksmų, kurie apibrėžimi kaip mokestiniai patikrinimai, mokestiniai tyrimai, operatyvūs patikrinimai, skaičius iš esmės eilę metų, jeigu čia mes žiūrėtume, tai jis mažėjo, na ir dabar daugiau mažiau stabilizavosi, bet tai yra iš esmės 3 kartus mažiau, kaip matot, negu minėtie stebėsenos veiksmai. Palaipsniui pereina į tą tokią jau daugiau akcentuotą priežiūros temą, išskiriant tam tikras sritis priežiūros. Tai pirmosios skaidrės yra apie tokį sektorių kaip prekyba, o tai yra didžiausias ekonominės veiklos sektorius, didmeninė ir mažmeninė prekyba. Kodėl? Kodėl mes nuo jo pradedam? Kodėl tas sektorius yra akcentuojamas mūsų veikloje? Atsakymas skaidrė. Bet šita diagrama parodo, kad būtent didmeninės, mažmeninės prekybos sektoriui yra net 9% ir tai yra didžiausias rodiklis tarp visų sektorių įmonių, kurios savo veikloje nekuria pridėtinės vertės. Iš esmės tai prieštarauja pačiai ne verslo prigimčiai turbūt ir logikai. Kai mes tą skaičiuojame, mes
naudojam, kadangi mes, mums nepakanka vieną kartą per metus pagal finansinę skaitomybę pasiskaičiuoti kai kurios rodiklius, mes naudojam tam tikrus išvestinius rodiklius. Ir vat vienas labai paprastas rodiklis, kuris, vat, kaip aš sakiau, kaip ir parodo, kokią pridėtinę vertę sukuria įmonė, tai yra mes imam visus įmonės pardavimus, atimam visus įsigijimus, na ir be abejo darbo užmokesčiai, kuris turi būti sumokėtas darbuotojams. Na, laikydami, kad va, tai, kas lieka, ir yra verslo prasmė. Nu, ta prasme, atėmus sąnaudas, kas lieka įmonių steigėjam, savininkam. Tai pasikartosiu, prekybos sektoriui šitas rodiklis yra didžiausias. Na, o jeigu imti visą juridinių asmenų aibę, tai tokių įmonių, kurios iš principo kaip ir tarsi daro verslą, žmonės dirba, tačiau rezultatas realiai gaunasi neigiamas, yra net 30 000. Tai tos įmonės ir kitose sektoriuose be abejo yra tos, į kurias mes žiūrime pirmiausiai. Tęsiant prekybos temą, mes tai vadiname pas save veikloje jau projektų tam tikrų, tai tas projektas vyks 3 metus šiais metais, pradėjom 22 metais ir pirmosios įžvalgos buvo, vat, ir iš buhalterių pusės turbūt labai suprantamos. Tai yra, mes analizavom, kokiasgi atsargas deklaruoja klientai. Ir paaiškėjo paradoksas, kad diapazonas svyravimo yra labai didelis. Jeigu didelėse vidutinėse įmonėse santykis atsargų su pardavimais, na, siekia ten iki 8%, trumpai tariant, vidutinėse įmonėse, ta prasme, mažose įmonėse jis kyla iki, ten sakykime, kažkur 20%, 18-20%, o pačiose mažiausiose įmonėse atsargos sudaro beveik trečdalį, bendras skaičius vidurkis, trečdalį metinių pardavimų. Kas iš principo yra nelabai logiška, todėl kad, na, mažesnė įmonė turbūt jinai turi mažiau, o ne daugiau apyvartinių lėšų. Tai sakyti, kad pas mane sandėly guli 30% metinės apyvartos, nuolat turbūt nelabai logiška. O beje, buvo įmonių, buvo atvejų, tikrai ne vienetiniai tie atvejai, kada atsargose tariamai gulėdavo metinė apyvarta. Kodėl mes tą rodiklį pradėjom žiūrėti? Dėl to, kad tiesiog iš praktikos, iš praktinės veiklos jau buvom pasidarę įžvalgas, kad vienas iš būdų laiku nedeklaruoti pardavimo pajamų yra tiesiog nerodyti, kad prekės jau yra parduotos, o neguli sandėlyje. Tai rezultatas tų metų mūsų buvo, 22 metų buvo toks, kad buvo atsirinkta aibė įmonių, kurioms buvo pateikti tam tikri klausimynai, na, su intencija iš tiesų ne tiek, kiek mums patiems reikėjo konkrečių atsakymų, su ta žinute, kad jūs pagalvokit, ką deklaruojate. Tai 70% tų subjektų, kurie gavo atitinkamus žinutes, jų iš principo elgsena iškart pasikeitė. Tai yra, anksčiau būdavo perku, dedu į sandėlį, o po šito atkreipimo dėmesį tokius logiškus dalykus, pardavimo augimas pradėjo rengti pirkimus. 40 milijonų eurų buvo tiesiog tikslinama finansinė skaitomybė. Na, biudžetui kaip tai atsiliepia, kaip matot, toj aibėje prievolė deklaruota išaugo 28%, 22 metus, kai visam sektoriui augimas tai buvo 10%. Tai buvo turbūt yra pakankamai akivaizdus rezultatas, kad įžvalga buvo teisinga. Praėję metai tęsiant projektą, tačiau tiesiog pradėjom naudoti dar daugiau rodiklių. Vienas iš jų vėlgi pardavimų pirkimų santykis, kuris rodo, nu realiai veda prie to pačios pridėtinės vertės kūrimo, nekūrimo. Taip pat buvo naudotas ir va tas ankstesniai skaidriai rodytas rodiklis pardavimai minus pirkimai minus darbo užmokestis ir eilė kitų. Aibė, kuri pakliuvo praeitais metais į tą mūsų, kaip čia pasakyti, akiratę, buvo apie 3000 mokesčių mokėtojų, na ir mūsų rezultatai šitoj temai su ta aibė buvo tokie, kad
pardavimai toje aibėje didėjo 13%, kai viso sektoriaus pardavimai mažėjo 5%, o kaip matot, prievalios augimas toje aibėje irgi dvigubai didesnis negu visų likusių įmonių. Dar vienas sritis, kurios be abejo šiais laikais neįmanoma nepaminėti, tai yra komercija, verslo vykdymas elektroninėje erdvėje. Kaip mes sakom, nu realiai tai dar vis nesibaigintis procesas, turiu galvoje net tai, kad augimas vyksta geometrinė seka, o ne aritmetinė. Ir tai mus prieš keletą metų pastumėjo tam, jog mes sukūrėme VMI prie FME kontrolės departamento sudėti visiškai atskirą skyrių, kurio išimtinė funkcija yra būtent internetinės erdvės priežiūra. Na, jeigu kalbėt vėlgi apie pagrindinės darbo kryptis, tai prekyba socialiniuose tinkluose, tai elektroninė prekyba suprantama kaip elektroninės parduotuvės, nuo kuriuose mes perkam prekes, per kurias mokėjimus darome panašiai. Tai yra nuotolinė prekyba didelių kompanijų, pasaulinio lygio kompanijų, kurios pardavinėja į Lietuvą. Tačiau irgi ne visas mokestinės prievolės tinkamai vykdo. Na ir tokia, aišku, šviežia, nauja tema - virtualios valiutos, kur, kaip sakoma, veikti yra ką ir tuo labiau, kad yra priimti sprendimai, kurie leis šitoj srity gerinti tą mokestinių prievolių kontrolę. Aš kalbu apie tai, kad ir kriptovaliutų operatoriai berods už 26 metus jau turės pateikti mokesčių administracijoms šalių duomenis apie savo vykdytas operacijas. Na, savo ruoštų, kodėl mes skyrių kūrėm? Todėl, kad nors tai sritis yra tokia labai technologinė, ne, bet ten dar reikia nemažai visgi rankinio darbo, identifikuojant klientus, pavyzdžiui, nes tos informacijos viešuose šaltiniuose, skelbimuose, vadinkime, taip nėra ir panašiai. Tačiau pagal galimybes iš tiesų einam į priekį, kūrėme technologinius sprendimus, va, kaip matote, šiuo metu dirbam su elektroninių parduotuvių rizikos moduliu, kuris vertins elektroninių parduotuvių rizikingumą. Be abejo, socialiniai tinklai, šiuo metu dirbam su tuo, jog kūrėme programinę įranką Instagramo stebėjimui ir susivedimui, vertinimui, kiek nuomonių formuotojai gali uždirbti iš reklamos, iš produktų ir panašiai. Na ir visai lė kitų dalykų. Kai kalbu apie šitą sritį, aš sakau, kad tai yra tam tikrąja to žodžio prasme sėkmės istorija. Net ir valstybinių žiūrint požiūrių, iš sprendimų pusės turiu galvoje. Na, mums dažnai sako, kad jūs vis norite teisės aktų pakeitimų kažkokių, jūs geriau dirbkit su esamais, stiprinkit kontrolę, stiprinkit analitiką ir panašiai. Šitas sprendimas, kuris buvo priimtas prieš porą metų, parodo, kad kartais vienas sprendimas padaro daugiau negu visą kitą kartu sudėjus, su kuo be abejo irgi reikia dirbti. Kalbam apie automobilių sektorių, kuriame buvo pagrindinė įda tokia, kad rinkoje veikia daugybė tarpininkų, kurie pirkdavo automobilius, fiziniai asmenys dažniausiai, pirkdavo automobilius vakaruose, parduodavo juos Lietuvoje, dokumentai išrašydavo tokiu būdu, kad tarsi lietuvis įsigijo automobilį Vokietijoje. Pats jisai išnykdavo apskritai, na, liaudėje tos žmonės vadina perikūpais, tarpininkais lietuviškai. Tai sprendimas buvo orientuotas į tai, kad jau prieš įvežant automobilį į Lietuvą, jis turi būti deklaruojamas registrui, jam suteikiamas kiekvienam individualus unikalus numeris ir tas numeris lydi visose pardavimo sandoriuose konkretų automobilį. Tai pasižiūrėkit, kas gavos. Automobilių prekybos sektorius 20 metai, visas sektorius sumokėjo 100, kiek pamenu, 76 milijonus eurų mokesčių. 23 metai 500 milijardo. Tai yra augimas daugiau negu 2 kartus visuminio sumokėtų mokesčių į biudžetą.
augo apie 40% ir skaičius asmenų, tų fizinių asmenų, apie kuriuos kalbėjau, kurie registravo veiklą. Tai, sakau, mano supratimu, tai, sakau, buvo vienas geriausių sprendimų per ilgą laiką mokesčių administravimui pagerinti. Kita visiškai nauja tema atsiradusi mūsų gyvenime ir mūsų klientų be abejo gyvenime, tai yra mūsų didžiųjų mokesčių mokėtojų departamento sudėtyje įkurtas vėlgi naujas visiškai skyrius. Tai yra skyrius, kurio pagrindinė paskirtis vertinti, ar tinkamai savo mokestinės prievolės vykdo patys turtingiausi Lietuvos žmonės. Kas yra turtingiausi žmonės? Na, čia ta kartelė, kaip sakoma, gali nubrėžti ar vienoje, ar kitoje vietoje, bet pagal tai, kiek mes nusprendėm skirti išteklių, tai ta riba tapo 40 milijonų, tai yra, jeigu asmuo disponuoja bendra suma viso turto rūšių, kuri viršė 40 milijonų, tas asmuo yra to mūsų skyriaus klientas. Tokių asmenų šiai dienai turime 127, neskaitant jų sutuoktinių. Tam beje sprendimui ruošėmės ilgai, turėjome projektą su Tarptautinio valiutos fondo ekspertais, turėjom daugybę mokymų, diskusijų, kaip tą daryti, kam to reikia, pradžia dažniausiai nebūna ir panašiai. Tai skyrius pradėjo veikti galų gale, jau visus praėjusius metus jau veikia, pirmi veiklos metai. Na, kalbant apie rezultatus, aš jų visai neakcentuoju, todėl kad tie pirmieji metai iš principo yra tokie įsivažiavimo metai, supratimo, kas geriausiai veikia, kur geriausiai ir ko ieškot metai. Tai tiesiog drąsiai sakau, kad šitoj srity mes mokomės, kaupiam patirtį. Pirmosios patirtis turbūt yra tokios, kurios yra matomos skaidriai, kad tai kategorijai Lietuvos gyventojų yra būdinga nedeklaruoti užsienyje gautas pajamas, sandorių metu su vertybiniais popieriais didint įsigijimo vertę vertybinių popierių. Na ir tokia į metų pabaigą jau, kaip sakoma, atsirado tokių įdomių atvejų, kada kilo pamastymų, ar asmenys, kurie traktuoja, lietuviai be abejo, asmenys, kurie traktuoja save ne Lietuvos rezidentais mokesčių tikslais, ar tikrai jie tokie yra. Ir jau turime keletą tokių atvejų, kada mūsų vertinimus visus socialinius, ekonominius interesus, mes teigiame, kad žmogus ir toliau turėtų mokesčius mokėti, deklaruoti Lietuvoje, o ne kur kitur. Ir tokių atvejų tikrai toje aibėje yra ne vienas. Dar viena naujovė, tai yra jau šių metų, galima sakyti, naujovė, kadangi per eilę metų mes jau esame įsitikinę, kad didžiųjų mokesčių mokėtojų departamento kažkada įkūrimas tikrai buvo labai teisingas žingsnis, kadangi, kaip sakom, padarėm išvadą, kad didesnis dėmesys atsiperka, tai yra, kuo tu daugiau dėmesio skiri klientui, tuo daugiau, kaip sakoma, grąžos gauni. Tai aš kalbu vėlgi ne tą siaurąją prasme kontrolės, aš turiu galvoje visų pirma bendravimą su mokesčių mokėtojų, komunikavimą nuolatinį kažkokių ginčytinų situacijų aptarimą, atsakymus į jiems iškilusius klausimus. Na, didžiosios įmonės žino, kad viską tą, ką aš kalbu, daro vadinamieji įmonių kuratoriai. Tai iš tos patirties, kad tai tikrai pasiteisina, mes šiemet nusprendėm padaryti tokį, kol kas irgi vadinam kaip projektą. Tarp tų kelių tūkstančių vidutinių mokesčių mokėtojų mes atsirinkom atskirą aibę iš viso 600. Va čia pačioje matosi, VMM 600, taip mūsų projektas vadinasi. Tai yra tos įmonės, kurios yra ne tie 700 didžiausių įmonių, o ta viena kategorija mažesnės įmonės. Geografinių požiūrių taip pat buvo nuspręsta žiūrėti, kad tai tuo pačiu būtų vienos didžiausių, sakykime, taip įmonių regiono mastu, vienas didžiausių darbdavių regiono mastu, įmonės svarbios regionų gyvenimui. Pasiskirstimas jų gavosi, kaip matote, vėlgi lyderiauja didmeninė, mažmeninė prekyba,
beveik dvigubai mažiau apdirbamoji gamyba, na, kitų dar mažiau įmonių. Ir ten toks dar irgi buvo pritaikytas įdomus atrankos požiūris įmonių iš to atsirinkime, kad iš tos lentynos, va, tų vidutinių įmonių, buvo atsirinkta dalis įmonių, kurios yra daugiausiai mokančios mokesčių, taip pat mažiausiai mokančius mokesčių tam, kad lyginimus būtų daryti ir kažkokiais galbūt tai prives prie kažkokių įdomesnių įžvalgų. Bet, nu, kadangi tai yra pilotinis projektas, tai toks, sakykime, čia toks truputį eksperimentavimas turbūt dėl tos aibės vyks. Na, sekanti tema labai mėgstama, aišku, pirmiausia žiniasklaidos, tai dėl to galbūt iš šono atrodo, kad mokesčių inspekcija nieko kito nedaro, tik tai paskui automobilius laksto, kaip čia kartais nuskambėdavo, tai yra be abejo privatus poreikiai, kaip sakiau, viena iš tų temų, kurią turbūt 2 metus atgal mes pradėjom domėtis ženkliai intensyviau, vadinkim taip, na, viskam, kaip sakom, ateina laikas, tai va ir šitai temai atėjo laikas. Čia mes kalbam apie turbūt 2 tokius dalykus. Vienas dalykas tai yra piktnaudžiavimai susijęs su tuo, kada įmonės sąnaudos yra traukiami įsigijimai, kurie pilnai skirti, pavyzdžiui, akcininkų privatiems poreikiams ir su įmonės veikla visiškai nieko neturi bendro. Na ir yra ta, turbūt daugiausiai diskutuojama tema, tai yra automobiliai, kurie be abejonės naudojami ir įmonės veikloj, na, bet kažkiek tai naudojama ir tų žmonių, kuriems tie automobiliai patikimi darbo tikslais, privačiais interesais. Tai aš atkreipiu dėmesį iš karto jau į tos vėlgi rezultatus ir sekančios skaidrės bus apie tai. Skau, tarsi ne kartą teko girdėti, kad šiandien yra tokia labai smulki sritis, kuriai nereikia gaišti net laiko. Bet, na, skaičius kalba už save. Per tuos 2 metus, kaip mato, 3 kartus išaugo juridinių asmenų skaičius, kurie apskritai pradėjo apskaičiuoti ir deklaruoti pajamas natūra apskaičiuotas, ta prasme. O tas pagrindinis rezultatas, kaip matot, yra šioje skaidrėje, tai yra 5 kartus išaugo per 3 metus pajamų natūra deklaruojamų suma ir gyventojų pajamų mokesčio suma išaugo 6 kartus. Ten, kur mes kai kur kalbam procentai, šiandien mes kalbam apie kartus. 5-6 kartai. Na ir jeigu apie tą smulkmeniškumą, kaip sakoma, kalbant, kaip mato skirtumas, tai yra tarp kelių metų yra 30 milijonų, tai aš manau, tie 300 milijonų tikrai nepamaišys nei stiprinant Lietuvos gynybą, nei padedant Ukrainai ir panašiai. Aš jau kalbėjau apie išmanią mokesčių administravimo sistemą, tai savo laiku, kai jinai buvo pradėta kurti, vienas iš tokių svarbiausių jos elementų buvo matomas nuo pat pradžių, kaip sakiau, elektroninių kasos aparatų su naujais reikalavimais įdiegimas Lietuvoje. Kam to reikėjo? Tai visų pirma, senieji kasos aparatai, tai buvo atskleista ne vieno ikiteisminio tyrimo metu ir panašiai, neužtikrina, kaip mes sakom, fiskalinių duomenų saugumą. Tai yra, duomenys technologiniu būdu galima elementariai koreguoti. Naujųjų kasos aparatuose tai yra neįmanoma. Nu ir be abejo, tai atveria visiškai kitas galimybės analitikai, lyginimui, kodėl vienam prekybos taške konkrečiai vietoje yra tokios apyvartos, perėjus per gatvę tokių pačių pobūdžio įmonį kitokios apyvartos. Be abejo, suprantam, kad yra visokių individualių aplinkybių. Bet trumpai. Projektas iš tiesų po ilgo laiko visokių teisminių ginčų buvo pabaigtas ir praeiti metai jau buvo tie, kada atsiras turėjo rinkai tie naujieji kasos aparatai. Kaip mato, jų yra dabar 6,5 tūkstančio, neslėpdamas pasakysiu, kad jų turėtų būti apie 100 000. Kodėl toks skirtumas? Skirtumas yra todėl, kad iš principo atsirado naujiem techniniam reikalavimam, gamintojam reikėjo sukurti naujus kasos aparatus, o viena iš institucijų, mūsų partnerių, meteorologijos inspekcijai, tuos aparatus sertifikuoti.
Savo ruoštų ūkio subjektam, ypatingai turintiems užsienio kapitalo, reikėjo laiko sprendimam priimti investiciniam. Tai, žodžiu, įvertinus visas tas priežastis, mes turim tą dabar situaciją, kada mes tikrai laukiam proveržio, kada jau ateis į šitą sistemą didžiųjų prekybos tinklų, kaip pavyzdys, kasos aparatai, todėl kad tie sprendimai jau yra dėgymo stadijoje. Na, o vat, vertindami iš tiesų labai objektyviai tą bendrą situaciją ir priežastis, na, mes kol kas dar nesimam jokių kažkokių ar sankcijų, ar grasinimo priemonių tų atžvilgių, kurie dar vis tengiasi tuos sprendinius įgyvendinti. Truputį apie kitas rizikas, į pabaigą einant mano pristatymui, tai mes kalbėjau aš sektorinių požiūrių, bet jeigu kalbant apie mūsų veiklą šiem metam, pats planavimas vyksta kiekvienais metais, tiesą sakant, taip pat mes kiekvienais metais pasidarome rizikų matricą, riziką suprasdami kaip veiksnius, kurie daugiausiai įtakoja pajamų surinkimą. Dešiniai pusėje jūs matot iššifruotas būtent tas rizikas, kurios yra raudonai zonai. Tai reiškia, kad jų tikimybė didžiausia, jų poveikis yra didžiausias. Jums, aišku, kaip buhalteriams, kaip sakoma, iki skausmo tai žinoma ar pažįstama. Tai yra pridėtinės vertės mokestis, visi dalykai susijęs su nuliniu tarifu, su atskaita, pelno mokestis be abejo. Tai su kitom rizikom, kurių nemato dešiniai pusėje, tai nereiškia, kad su jom nedirbama, bet tačiau, sakykime, bendra schema yra tokia, kad jeigu rizika yra žalioj zonai, tai jinai daugiau mažiau yra toleruotina ir jai mažinti naudojam tokias priemonės kaip informavimas, švietimas ir panašiai, ir atitinkamai sunkioje artilerijoje daugiau orientuojama į tas rizikas, kurios yra raudonoje zonoje. Na, o tiesiog pabaigai tą vėl perverčiant į tą paprastesnį supratimą per sritis, tai apie prekybą aš šnekėjau, statyba yra pagal mūsų prioritetus toj pačioj lentynoj. Statyboje vėlgi yra populiarūs, vadinkime taip, dėja, neapskaityto darbo reiškiniai, neapskaitytų pajamų reiškiniai, nelegalaus darbo reiškiniai. Pastaruoju metu mums ypatingai yra tokia rūpestį keliantis sritis, kaip kad individualūs namų kvartalai. Nes kol vyksta kvartalo plėtojimas, tu matai ir visi mes matom turbūt aplinkui Vilnių, kas vyksta, aptvertos teritorijos, iškabos, pardavimai jau iš anksto, telefonų numeriai nurodyti. Tačiau, kai pasižiūri po kažkurio laiko, paaiškėja, kad yra ne kvartalas, nėra jokio vystytojo ir yra žmonės, kurie ūkio būdu pasistatė namus. Tai šitas reiškinys, sakau, iš esmės, toks jau piktnaudžiavimo grūdaus reiškinys yra tikrai mūsų centre. Kiti dalykai tiesiog jau, matau, dėl laiko stokos, aš turbūt laiką išnaudojau, ko gero. Matote kitas rytis, tai yra, kurios irgi yra prie tų topinių sričių, kur mes daugiausiai skiriam dėmesio ir resursų. Tai toks mano pristatymas. Nežinau, gal klausimam laiko neliko. Tai dėl to ir atsistojau, kad klausimams laiko liko. Nes galvoju, jeigu neatsistosiu, tai žinot, pasiruošant iš anksto, ką planuoju pasakyti, yra lengva. Atsakinėti klausimus. Tai reikia išnaudoti. Žiūrėkit, aš primenu, matau, kad siunčiat klausimus, aš čia keletą paskaitysiu, bet primenu dar, kad galite siųsti ir kitus. Čia nekreipiam dėmesį į tai, kas vyksta, čia mes ateičiai ruošiamės jau kiekis. Žodžiu, tai galite siųsti klausimus, bet aš pradėsiu nuo savo. Jūs labai daug pasakojote, ką VMI daro gerai ir kuo jūs džiaugiatės. Kuo jūs nesidžiaugiate? Kuo mes nesidžiaugiame? Mes nesidžiaugiame ne tai, ką, sakykime, tiesiogiai kažkokiais konkrečiais labai dalykais, ką negerai daro, sakykime, mūsų klientai, ne, arba kur mes turim kažkokių problemų. Aš pirmiausia, tiesiog norėčiau pasakyti, kas liūdina apskritai, ne. Liūdina turbūt tai, kad visgi požiūris dar į patį mokesčių vengimą ir šešėlinę ekonomiką visgi gyventojų lygmenyje, aš turiu galvoj, yra pakankamai, kaip pasakyti, ta prasme, toleruojami tie negatyvūs reiškiniai. Tai tas bendraja prasme liūdina. Nes apie 45%, kaip tam tikros apklausos rodo gyventojų, sako, kad jie pasirinktų pigesnę kainą
nors ir žinodami, kad, pavyzdžiui, už pardavus prekę dokumentas nebus išrašytas, prekė nebus apskaityta. O jeigu kalbėti taip jau rimčiau apie, atsakant jūsų klausimą, bet jį truputį turbūt perverčiant į plotmę, o ką mes galėtume daryti geriau, nu tai sričių be abejo daug. Buhalteriai konkrečiai kaip auditorija, puikiai tą žinau, labai pyksta, kad mūsų informacinės sistemos stringa. Taip yra. Dėja, tenka pasakyti, kad nu, visi techniniai dalykai stringa, jie turi tokią pobūdį. Ne, pas mus tikrai lietus nelyja, bet mes turim turbūt kitą problemą, kad mes turim informacinę sistemą, kuri visą laiką te buvo vystoma, auginama, paplėtojama, priduriama kažkas prie jos. Bet nu, geroji žinia iš tiesų yra tame, kad mes dabar esame projekte, tam vadinamą RRF-inę projekte, su didelė verte, kuri leis mums sukurti iš principo naują informacinę sistemą. Vietoje atskirų informacinių sistemų veikiančių tarpusavio sąsajų būdu, tai bus viena platforma, viskas vienoje vietoje. Ir aš, sakykime, jūsų tos lūkesčius dėl sistemo nestrigimo tiesiogiai siečiau su šito projektu. Ir tikrai turbūt, kai jis bus baigtas, ta situacija iš esmės pasikeis. Pažadat, kad PVM galima deklaruoti viską, ir visą kitą, ne tik PVM. Ir niekas nebus. Jo, nu, Kaip kaip aš sakiau, nelūžtančių sistemų turbūt nebūna, bet turbūt mastas tų trikių bus visiškai kitas. Ja. Kitas klausimas, čia jau užsiminėte, ir iš tikrųjų ir dalyviai klausė apie tai, turbūt vedai, kad turi daug skirtingų informacinių sistemų, tai tokį labai trumpą atsakymą tiesiog, kad atsakytume. Kur rasti žmonės, klausė tą savo klientų profilį? Kliento profilių, kur rasti, yra nuoroda, taip, beje, ten įėjimas yra ne per mano VMI, yra tiesiog prisijungimo duomenys, kurie aš dabar galvoju skaidriai, anksčiau būdavo, bet kolegė gal man padėti su tiksliu adresu. Kaip jį rasti bent jau? Aš pabandysiu pakartoti. Finpas, tai turbūt įvertinti. Finpas, ja. Finpas, ten jau toliau. Ir